Sveiki, geriai žmonės, draugai ir nedraugai. Šiandien turėjau laisvą dieną nuo darbo. Tai sėdžiu namie, ir negaliu nepapasakoti apie savo įspūdžius ir ką manau apie tą įvykį, apie tą vadinamą droną. Tai atėjo net 2 pranešimai, nes 2 turiu korteles, kad čia bėgti slėptis. Ir dabar, kur slėptis, ant mūsų durų, Rusio durų parašyta prietranka, tai nežinau, ką tai reiškia, niekur nejau. Jeigu rimtai, paskambino dukra iš mokyklos, išsigandusi, kad neišleidžia iš mokyklos. Tai sakau, vaikeli, klausyk mokytojų, jeigu ką atsiimsiu, šalia esam, pats ateisiu ir pasiimsiu. Sūnus parašė, tai jis gudresnis, jis klauso manęs, nuvarė visus kažkur, nuslėptuvių nėra, tik vadina tai priedangomis kažkur į Rūsį. Ir prasidėjo fašizmo priepoliai tarp minkštesnio momenėlio ant tų vaikų, kad čia ukrainiečiai puola. Ir panašiai ir jie kalti, ir visokie kitokie dalykai. Sūnus klausė, kas čia vyksta, ką daryti. Dronas kažkur mokytoja matė, nematė. Aš klausiu, ar į kaukę užsidėjo. Pasiūlyk užsidėti kaukę, aš įtariu, sūnus ir patarė, nes bezda karvės, oras šyla ir dar besimptomis dronas skraida. Reiškia, jo nieks nematė, negirdėjo, bet jis tikrai skraida. Pamenat COVID-ą? Jūs nejaučiat simptomų, bet jūs galite užkrėsti. Jie net nebekeičia. Nebekeičia stiliaus savo. Va. Toliau minkštesnio momenėlio žmonės galit neklausyti. Aš pasakysiu, su kuo tai palyginu. Mūsų Lietuvos paskutinė istorija trumpa primena bet kokio mechanizmo, mašinos, gyvenimo ciklą. Tai būna, kada paleidi naują mechanizmą, mašiną, tas vadinamas prisitrynimas. Tada daugiau dyla, reikia keisti dažniau tepalą, prižiūrėti ir panašiai. Vėliau būna darbinė eiga. O dar vėliau prasideda avarinis dilimas. Tai jisai būna arba labai ilgai dirbus mechanizmų išsidėvėjus, arba kai jo neprižiūri. Tai jeigu kalbėt apie prisitrinimą, tai prisitrynė, kaip mokėjom, tai prižiūrėjome savo valstybę. Aš atsimenu, aš amžininkas tų dalykų, paskelbimo nepriklausomybės ir buvau visur, ten prie Seimo, prie televizijos ir panašiai. Eksploatacinė, tai reiškia būsena mechanizmo, truko labai tokiais, pas mus kokį gal 20 metų, bet užuot keitę alyvą, filtrus, kai kurias detalės, ką mes darėme? Mes, tai aš neturiu omeny savęs ar kiekvieno konkrečiai žmogaus, aš kalbu apie visuomenę. Mes žiūrėjome, kur nuleisti kūrą, kur pavogti alyvą, kur suklastoti pirkimą ir vietoj filtrų nupirkti kažką, nekeisti filtrų. Ir todėl dabar mano giliu įsitikinimu prasidėjo avarinis dilimas. Kalbu apie valstybę. Ir jeigu pavyks išgelbėti, tai tik tai kitokia jau. Tai reiškia pakeitus didelę dalį pagrindinių mazgų, nes nukentėjo kalba, nukentėjo kultūra, užaugo 40-mečiai, kurie didelė dalis yra debilai, kurie gali keisti lytį pagal poreikį ir tiki mokslu. Ir tik maža dalelė žmonių dar šiandien yra nebejingi. Kitas palyginimas apie mūsų režimą, kaip elgesi. Galima palyginti ciklą, kaip žmogus, kada geria. Geria, ta prasme, nesveikai geria. Tai yra, turi priklausomybę. Pradžioje būna netgi linksma, visokių nuotykių, jeigu muštynių, tai netyčia, pakliuvo kur į blaivyklą, tai iškraustė pinigus, pametė, tai netyčia. Vėliau prasideda girta vairavimai, patekimai girtam vairuojant, avarijos, baudos. Pareina tas žmogus namo, pas žmoną arba tautą ir sako,
žinot, čia netyčia taip gavosi, va, sutikau draugą, negalėjau su jo neišgert, nu va, važiavau, bauda, nu todėl brangioji tau suknelės nebus, vaikai pabus su senais rūbais ir prie jūros mes nevažiuosim. Bet aš daugiau tikrai taip nedarysiu, aš pasitaisysiu. Toliau eina, jis prageria pinigus, pameta, jos išmėto neparneša, žmona barasi, gauna iliustrą. Skundžiasi artimiesiems, kartais policijai, kartais dar kažkam. Brangiausia žada, ne, mieloji, netyčia, aš čia susinervinu, man nepavyko, sutikau seną draugą, jis mane išvedė iš kelio, todėl pasigėriau, va, todėl netekau pinigų, o tu čia mane taip suerzinai, dar tavo motina, tavo uošvė prakeikta, aš nesusilaikiau, atleisk, mieloji, daugiau taip tikrai nebus. Kitą kartą jau tik paklausiu žmonai paklausus, kodėl ne visus pinigus parnešė, jau gauna bliuską jinai ir paskui dar atsiprašo porą kartų. Vėliau tas žmogus nebesiteisina jokiais sutiktais draugais, jokiais konfliktais darbiais, tiesiog geria. Parėjęs namo skandalina, muša žmoną ir jis nebesiteisina. Prantat? Žmona prie to įpranta. Nu, muša reiškia myli ir panašiai, tai palyginkit su mūsų tauta. Tai šiandien vyksta tas pats, jiegi myža mums ant galvos. Labai neseniai buvo čia ta baisi liga, kur sakydavo, tu tik atrodai sveikas, tu nieko nejauti, be simptomų. Užsidėk kaukę, nes covidas yra besimptomis. Dabar dronas, stebuklingas dronas, atskrenda, svarbiausia iš Ukrainos, iš kur atskrenda, nors mes neturim bendros sienos su Ukraina. Tai jis atskrenda per priešišką šalį Baltarusiją, kuri geranoriškai padaro koridorių ir praleidžia dronus į Lietuvą ir Latviją. Jis atskrenda per Lenkiją ir nieks nežino, tyli. Lenkai nieko nesako, praleidžia Lietuvą, Lietuvoje krenta arba Lietuva jos pastebi. Čia myžimas ant galvos. Mūsų kariuomenė aš tarnavau 15 metų. Aš galvodavau, kad kažkas su manim negerai, nes aš mačiau tą visą degradaciją, kaip tik Juknevičienė vadovavo vienu metu, mačiau tą finansavimo mažinimą ir mačiau, kaip ištuštėjo kariniai daliniai. Buvo keli karininkai, kurie rūpinosi, bandė pas ministrą patekti, sakydavo, sakau, kas su tuo negerai, sakau, kas blogai Lietuvoje, su kariuomenė, sakau, lyg tai viskas gerai, algas gaunam. Taip sako vienas karininkas. Tu, sako, gauni algą, tu turi kažkokią uniformą, vat sako, dabar įsivaizduok diena X. Tu per parą turi prisistatyti, tu ateini apsirengęs uniformą, su kuprinė, amunicija, ką ten turi, gauni kažkokį šautuvėlį, vieną cinką, jeigu pasiseks, 300 šovinių. 300 šovinių, tai čia yra valandai mūšio, tikrai neužteks pusvalandžių gal, jeigu neintensyviai. Ir parai atsineši maisto, sako, o toliau, turit ant varsliavo šiek tiek, o toliau, tai va tas toliau ir po šiai dienai tęsiasi. Čia yra, va dėl ko taip sakau, kai čia sako, nori Ukraina, kad Lietuva įsitrauktų į karą. Dieve mano, su kuo? Su lasdomis. Mes neturim kareivių, mes neturim technikos, mes neturim ginkluotės, mes neturim amunicijos, mes nepastebim dronų. Sėdi girtas Kaunas, pauosto Olbinaitės užpakalį ir galvoja, dronas čia ar ne, suprantat, maždaug taip, čia buvo dronas, dar pauosto kažko ten ar išgeria, ar susileidžia. Čia jis prie Baltarusijoje arba ne, va tokie klėdėsi, aš net neperdedu, beveik tą patį jie sako, suprantat. Na, tai va čia girto žmogaus, jie nebesiteisina, jie tvirtina diktatūrą. Vienas geras dalykas šito viso šabašo, to drono geito, tai labai gerai parodė, kas veltėdžiauja, kas rimtai dirba. Tai vat biudžetinės įstaigos visi kariavo. Čia aš irgi viešajam transporte gavau ir įspėjimą, ir laišką Rosobistas parašė, kaip dabar čia gynėmės, mes kaip apsigynėm. Rosobistas tai yra toks veiklos atsparumo skyrius. Čia seka visų Facebookus ir barą, kurie kritikuoja. Nu, šitie pašėpiamai vadinu. Suprantat?
Mokyklose mokytojai patiko per COVID vaikus gainiojo po rūsius, nežino nei ko, nei kur, nei ką, nei kaip slėptis, nuo ko, ką tai reiškia ir panašiai. Vietoj to, kad pasiuntė ant 3 raidžių ir būtų dirbę. Aišku, visi mentai, visos savivaldybė ten kvailiojo. Dėl vienos labai paprastos priežasties, nes jiems nereikia parodyti, ką jie padarė. Visi, kas turi savo verslą, kas turi normalų darbą, visi tie žmonės dirbo. Tai vat jums atsisijojo, kas pas mus veltėdžiai, o kas juos išlaiko. Tai vat vienintelį matau iš to pozityvą. Ir dabar tik galvoju, kada ta mūsų kantrybė truks, kad ateiti su dainomis prie Seimo, juos visus gražiai nuvaryti į Lukiškes, kurie mėgsta renginius, prieš rinkiminės kampanijas iš Lukiškių kalėjimo, prašau ten ir nuvaryti, ten reikia atgaivinti žalią mylę. Kam trūksta motyvacijos eiti, padėti su lazda gumbuota. O toliau rinkti, nežinau, liaudės tribunolą kažkokį, nes ten pat reikia teisėjų su prokurorais suvaryti, kurie mus engė, nes aš pats turėjau 2 baudžiamas bylas, primokėjęs baudas už antsnukių nedėvėjimą ir panašiai, ir aš turiu teisę ant jų taip sakyti. Kas matėte, kai buvo skelbiamas pirmos instancijos teismo nuosprendis vadinamo riaušių byloje, ten kur valstybė susidoroja su pilietiškais piliečiais. Kaip Rūta Janutienė, žurnalistė, varė vienas mentas, man jis įstrigo akyse visam gyvenimui. Su neperšaunama liemenė, ginkluotas iki dantų barzdotas vyras, bet antiek niekingas, antiek šūdžius. Ir dabar įsivaizduokit va tokius vamentus, kurie vaikė vaikus nuo kalnelių, gaudė žmonės bėgiojančius miške, kurie kišasi į politiką, ateina į teismą, reiškia, kur jų niekas neprašo, tai jokios grėsmės niekam nėra. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu ateitų diena X. Atsikeltume iš ryto, mūsų mentai su rusiškam vėliavėlėm, čia kalba rusiškai ir su sąrašu ateina mūsų areštuoti. Va būtų taip. Jie gintųsi, jie priešintųsi, juokauja, tie savo vado bijo nevykdyti nusikalstamo įsakymą. Tegu man paneigė jie šitai, suprantat. Ką mes galime padaryti, ogi priešintis. Dabar įsivaizduokit, gavau žinutę iš viešojo transporto, kas važiuojat, palikit troleibusą, autobusą ir bėkit į priedangą, atsiprašau. Tai kur jos yra? Internetu paskui atsiuntė nuorodą man, kur jos yra dabar, suprantat. Parašyta ant durų prietranka, tai reiškia, ten reikia slėptis. O gal durys užrakintos, o mūsų Rusija dar reiktų gerai pagalvoti. Nu, aš turiu raktą, o kiti žmonės nerastų, suprantat. Jeigu jiems nebegėda, jie už kapeiką tėvą su motina parduotų, tai čia tie visi biudžetininkai, vadovai ir panašiai. Nežinau, kas čia bus, nes sakau, aš neveltui apie tą avarinį dilimą prabilau, nes panašu, kad mes valstybės nebeišsaugosim, bent jau tokios, kokia buvo. O noriu aš labai nedaug. Aš noriu normalios šalies, normalios rinkos ekonomikos, normalios laisvės, kur galima dirbti, tik tiek, ir kad manęs niekas neliestų, suprantat? Tai va čia tiems visiems, kurie čia mane kolė visai per Facebook, aš nieko nenoriu. Tik normaliai, ramiai gyventi, kad man nereiktų jokių kaukių dėvėti, lakstyti pagal menamus dronus ir panašiai. Iš mūsų žmonių aš tik noriu, kad garsiai atsisukti ir pasakyti, eik tu va ten, kur tas rusų karo laivas. O tokiems, kurie reguliuoja mums gyvenimą, kur bėgti, ką daryti. Esi durnas, pats ir bėg. Neaptarnauti, nekalbėti su tokiais kaimynais, kurie taip elgėsi, suprantat. Parodyti jiems nebylų galų gale, nebylę panieką, nesutikimą. Net ir to negalim. Nu, tada blogai. Iš tiesų, šiandien liūdna, atsakau, aš taip pasižiūrėjau, pasiskaitinėjau Facebook'e, tai tų durnų žmonių pilna. Durnų, tų visų reiškia, nežinau nuo ko priklausomų. Nu gerai, visi turim paskolų, tai iš visų viską atims, man įdomu. Visus išvarys iš Maksimos kasų. Troleibusų, autobusų vairuotojus išvarys. Šiukšliavežių vairuotojus išvarys. Santechnikus išvarys iš darbo. Mokytojus visus, medikus išvarys iš darbo. Mokytojai tai iš viso man mistika.
Kaip galim leisti savo vaikus pas tokius bailius niekingus? Negali kas nors atsakyti žmonės ir garsiai paklausti, kas čia vyksta. Jūs bent kartais įjungiate galvą. Ne, to nedaro, nes seka paskui tą, duonos kriaukšlį, sakykime, ir labdaringos ribos šaukštą. Kitaip to nepavadinsi. Mokykloje gyvenu priešais Naujininkų gimnaziją. Atsirado vigvamas kieme. Garantuoju, kokį 20-30 tūkstančių jisai kainavo, tai čia mažiausiai. O vadovėlių, kiek žinau, po šiai dienai neatsirado mokykloje. Tai va tokios realijos. Šiaip, realiai liūdna tokia diena, suprantat, bet jeigu nieko nedarysim, bus dar liūdniau. Nes jie ateis mūsų, supraskite, jeigu ne mes juos, tai jie mus. Aš seniai tą sakiau, kai kas juokėsi, kai kas netikėjo, bet tas buvo matyti. Ir jie nesustos. Nežinau, ko jie tikisi. Tie visi patyčininkai, taigi vieną dieną baigėsi tie dalykai ir tenka atsakyti, suprantat. Nežinau, ko jie tikisi, bet kol kas teks visą tą iškęsti. Aš norisi tikėti, kad tai laikinas, toks pats juodžiausias periodas po Stalino laikų Lietuvoje. Ir svarbiausia, veikia tai minkšto momenėlio žmonės. Va čia neseniai darbe pas mus pradėjo slėpti mūsų pavardes nuo mūsų pačių ir darbo grafikai, aš jau minėjau, apie tai kalbėjau, atsirado tik tai tabelio numeriai, tai maždaug skaitai numeris toks, 58 straipsnis 10 metų, arba ten tabelio numeris toks, maršrutas toks, grafikas toks, šitą. Tai atsirado jau reiškia, kurie minkštesnė momenėlė, čia ukrainiečiai kalti, čia per juos. Čia per juos. Vaikas mokykloje irgi, kai buvo slėptuviai, ten ties kiti vaikai irgi, čia ukrainiečiai kalti, nes matot, koks nors debilas Kaunas, tas turiu ministrą, jisai žino, kad ukrainietiškas dronas atskrydo per kažkur ir nukrito. Neaišku, per Baltarusiją, per Ukrainą, jis jau nematė, nežino, bet tikrai žino, kad ukrainietiškas. Ir va taip ateina fašizmas, kur minkštesnė momenėlio žmonės, jie toj pat pasiduoda tam, o tai daroma specialiai. Ukrainiečių yra didelis skaičius ukrainiečių ir mūsų režimo tikslas supjudyti mūsų ukrainiečiais, kad būtų lengviau valdyti. Tai va, broliai ukrainiečiai, kas klausysitės, tai irgi žinokit, kad čia yra daroma tyčia. Lygiai aš tam žmogui vienam sakau, kur čia ukrainiečiai kalti, sakau, prieš karą, matai keista, sakau, prieš karą buvo žydai kalti dėl visko. Dabar ukrainiečiai. Tai va, nenoriu kartotis, gero visiems vakaro. Kas turite bent kiek smegenų drąsos ir sąžinės, pasidalinkit, komentuokit.